Buvau tarp pirmųjų įstojusių į bioinformatiką. Pirmais metais, kai tik prasidėjo programa. Bioinformatika yra visų pirma informatika, plus papildomos žinios ir įgūdžiai susiję su biologijos duomenim. Biologija tapo tikslių mokslų ir biologijai reikia informatikos metodų. Bioinformatikų užduotis dažnai yra dalyvauti tarp disciplininėse iniciatyvose, tyrimuose ar projektuose. Paklausa yra dvejopa, nes bioinformatikai yra irgi informatikai, jie gali dirbti IT srityje irgi. Kitokio tipo paklausa yra iš darbdavių, kuriem reikia žmonių, kurie galėtų giliau analizuoti kažkokius naujus duomenis. Bioinformatika yra viena iš tų sričių, kur galima pasiekti ypač didelį progresą, nes bioinformatikai nereikia didelių finansinių išteklių, bet reikia žmonių. Nebijoti, nes stojant į bioinformatiką, nemanau, kad kažką galima labai prarasti. Visada galima persiorientuoti. Bioinformatika suteikia gebėjimų adaptuotis.